Garbėjai Kristui, sveiki prisijungę į Kūno teologiją paprastai. Tinklalaidė, kurioje remdamiesi išlaisvinančių Švento Jono Pauliaus II mokymu, per pokalbius gilinsimės į tikrąjį kūną, jo grožio ir paskirties supratimą. Su Kūno teologija susipažinsime tęstinai, kiekviena laida įves į sekančią, todėl kviečiame klausytis nuo pirmos laidos iki paskutinės nuosekliai dėl jūsų pačių geresnio suvokimo. Tai garbėjai Kristui. Šiandien turim ypatingą epizodą, nes kalbins ne mane, bet aš pats kalbinsiu. Turim šiandien svečią, Lilijaną Marcingevičiūtę, ir gal galėsit porą žodžių apie save. Sveiki, labai džiugu prisijungti prie šito projekto. Aš pati esu kūno teologiją studijavusi Austrijoje, šeimos ir santuokos studijos teologinės, tenai buvo mano labai svarbi gyvenimo dalis. Ir kūno teologija dar prieš tai pažinodama, vėliau įsigilinusi, iš tikrųjų Lietuvoje karts nuo karto įvairiom amžiaus grupėm žmonėm, pravedu tokį neilgą kursą arba paskaitas. Tai gal su kūno teologija tiek galiu save pristatyti, ką veikiu. Labai džiaugiuosi, kad turime jūs čia, kad galėsim pasišnekėti, ir šios dienos tema bus dangus, o jeigu tiksliau, tai kūno prisikėlimas. Tai vis dėlto bus kūnas danguje ar ne? Labai įdomu, kad dažnai ir tikinčių žmonių, kai ypač ir jaunų, ir vyresnių, šiek tiek eidama kūno teologijos kursą, atėjus prie šitos temos, darau tokį kaip ir apklausą, žaidimo formą. Ir tikrai nemažai žmonių, gal maždaug trečdalis, praktiškai teigia, kad neprisikelsim su kūnais. Ir tas man tokia lengva nuostaba kiekvieną kartą, nes, galvoju, taigi išpažinime sakom, kūnų prisikėlimą tikiu. Ir man pačiai buvo labai svarbu suprasti, kad mirtis, jinai iš tiesų yra ne sielos mirtis, kad ne siela miršta, kad yra iš tiesų mūsų kūnas miršta, o siela atsiskiria nuo kūno, kad mirtis yra tas momentas, kai mūsų esmė iš tikrųjų siela nebet praranda ryšį, tą gyvybišką ryšį su kūnu, nes kūnas nusilpsta, jisai pasensta, ar jisai kažkokios nelaimės ar ligos pasekmėj nebegali egzistuoti, gyvuoti tarsi taip, kaip jis buvo. Tačiau žmogų žinom, kad sudaro kūnas ir siela, dar daugiau. Žmogus yra įkūnyta, tarsi siela, dvasia įkūnyta, ir žmogus prigimtis prašosi turėti kūną. Taigi amžinybėje, net jeigu siela iš tikrųjų ir būtų visiškai laiminga, palaiminta, iš tikrųjų regėtų Dievą, tačiau jai tarsi vis tiek trūktų šitos dalies kūno. Ir kūnas, Dievo plane, jis yra be galo svarbus, todėl natūralu ir aišku, kad jisai bus prikeltas. Ir žinoma, kad Kristus mums yra to pavyzdys, jisai prisikėlė, ne šiaip dvasia rodėsi, bet jis prisikėlė su kūnu. Taip, mane irgi labai tas stebina, nes iš tikrųjų atrodo, kad jis prisijėmė kūną ir atliko savo misiją, ir tarsi šito superherojo kostiumą galėtų ir palikti jau ir vėl būti vien dvasia, bet jis prikelia kūną ir iškelia jį. Ir tai yra mums didžiulė viltis, ir ne tik, bet ir mūsų žmogiškumo irgi pagarbinimas ir pašlovinimas. Čia vėlgi reikia prisiminti, kad žmogus nėra tik kūnas, jis yra ir siela, arba yra ne tik siela, bet ir kūnas. Tai jeigu Kristus tapo žmogumi, tapo pilnai žmogumi, tai reiškia, jis ir sielą prisėmė, ir kūną. Tai, kaip jis prisikelia, atlieka, kaip sakai, misiją, tai tada jisai sielą tarsi irgi turėjo numesti kažkur žmogišką. Taip. Čia tiesiog įdomu, nes taip, nekalbam kasdienybėj prie pietų stalo ir netokiam temam ar kur nors tenai, nesičiatinam net turbūt apie tai. Tikrai. Gerai, tai mes turėsim kūnus, bet tada labai įdomu, kokie jie bus. Ar jie skirsis nuo tų, kuriuos dabar turim, ar ne?
Na, apie kūną iš tikrųjų ir Paulius šneka, laiškuose galim rasti visai nemažai parašyta apie tą nuojautą, ar ne, kad kūnai bus kitokie, jie bus prisikėlę, kaip sėkla krenta į žemę ir išdygsta, na, tarsi naujas kažkoks tai javas, bet iš tos pačios sėklos. Na, va taip ir su mūsų kūnais bus, jie tarsi guldami į žemę, bet prisikels, na, va tarsi iš to paties, bet bus nauja. Na ir tai nestebina, nes Dievas iš tiesų, jeigu jis viską sukūrė, tai jis iš nieko net sukūrė. Tai ką jam reiškia, na, atkurti, bet perkuriant kūną. Bet įdomiausia yra, kad mes iš tiesų tai turim net Evangelijose labai aiškius, na, įvardinimus, koks mūsų kūnas bus. Ir apie tai vėlgi retai pagalvojam. Nežinau kodėl, mes užmirštam, kad Kristus kviečia tapti panašius į jį. Bet tai reiškia, kad eiti tuo keliu kaip jisai. Tai reiškia būti su prisikėlusiu kūnu. O prisikėlusio kūno savybės, Kristus, kai jis buvo prisikėlęs su kūnu, nes labai, na, daug užrašyta, daugelį vietų yra, koks buvo kūnas. Kristaus kūnas prisikėlęs. Tai čia klausytojai gali trumpam, kaip sakant, sustabdyti šitą įrašą ir patys pagalvoti, tai koks tas kūnas, Kristaus kūnas, kokios jo savybės yra. Galbūt atsiversti ir paskaityti prisikėlimo vietas Evangelijoje, kur jisai susitinka su moterim, kur susitinka su apaštalais dviem einantis į kaimą pakelybės išnekančiais Emauso mokiniais, kai jisai susitinka su Tomu, kai jisai susitinka su apaštalais ir ne, pro kokias duris jisai įeina, ko jisai prašo, sako, duokit valgyt. Prisikėlęs irgi juos kviečia pietų, pusryčių, atsiprašau. Ir turbūt tikrai kartu valgo, ar ne? Taip. Tai vat ir, na, per uždarą sienas eina, kartu yra net pažįstamas, bet paskui kažkokiu būdu atpažįstamas. Tai vat tas labai aiškios nuorodos, kad jis kitoks, bet tas pats. Nu, vien Tomui, kad jisai rodo savo žaizdas, jau kūnas turi žaizdas. Ir Tomas turi galimybę net prisiliesti, neaišku, kur jis prisiliečia, bet tai reiškia, kad jis pamato, reiškia įsitiki ir tai reiškia tas pats Kristus, jis atpažįsta jo kūną. Tai visa tai mūsų kūnas irgi turės prisikėlęs, jisai bus gal kūno teologijos terminais, ką Jonas Paulius II sako, norėčiau čia pasakyti. Tai pirmiausia, jisai bus sudvasintas, tai reiškia šventoji dvasia, jinai perims visą mūsų kūną, prisikėlusi kūną. Todėl mūsų kūnas visiškai paklus sielai. Sielai, kuri bus meilėje, vienybėje su Dievu ir su kitais. Siela, kuri, na, trokš vien gėrio ir pažins gėrį ir tikrai mokės tai pasiekti. Ir kūnas bus visiškai paklusnus. Ta prasme, jisai bus toksai, kad, na, aš taip svajoju, sakau, minties gale norėsiu būti kur nors praeity, ateity ar kitoj planetoje ir aš galėsiu būti iš karto, nes mano kūnas seks paskui mane. Čia mano tokia svajonė, čia jau nėra biblinis įsitikinimas, bet man tam tikra prasme aš mėgstu fantastinius filmus ar knygas ir žiūriu, kur žmogaus troškimai eina, vat su kūnu kas susieta, kaip mes norim būti, kaip mes nesam, o kaip norėtume būti, nes tai man kalba apie mūsų, na, sielos troškimus, galbūt tuos gelminius, ir ne, kaip kad amžini norim būti, čia jau aišku, ir ne, ir daug to amžinybės eliksyrų ir ten visokių priemonių sugalvota ateity, kad bus. Na tai va, tai ta amžinybė ir yra prisikėlimas mūsų. Kitas dalykas, kad norim skraidyti, norim vaikščioti per sienas, norime būti nepažeidžiami, nesirgti, galėti valgyti, galėti nevalgyti. Ir visa tai bus prisikėlęs kūnas. Nu ir labiausiai, aišku, prisikėlęs kūnas galės būti bendrystėje. Bendrystėje su Dievu visiškoje ir bendrystėje vienas su kitu. Mums kūnas nebetrukdys būti kartu. Mes matysim, kad esam mylimi ir kad mes galim mylėti. Minėjot, kad kūną perims šventoji dvasia ir apskritai žmogų perims šventoji dvasia. Bet vis tiek tai tikriausiai nereiškia, kad žmogus praras laisvę ar savo, sakykime, tapatybę. Bet o kaip tai tada bus?
Aha, tai dar antrą dalį, va, nepasakiau, kad bus perėmė šventoji dvasia, bus sudvasintas ir per tai bus net sudievintas. Taip, Nes mums tai sako, jūs būsit kaip dievai, ar jūs reikėsite Dievą veidas į veidą ir pažinsit jį, kaip jūs esat pažinti jau dabar. Tai reiškia, mums reikia tos supergalios ir nedieviškumo to, kad jis įskiepytų mumis, kad mus perimtų, kad mes iš savęs tai negalėsim visų tų dalykų daryti, ką aš ką tik sakiau, ar ne, tai bus Dievo galia mumise. Bet taip pat, kaip dabar tikroje meilėje ir draugystėje, jeigu pagalvojus, ar aš prarandu save, ar atrandu save, ar aš labiau žmogiškas ir asmeniškas jaučiuosi, ar aš jaučiuosi, kad meilė ir draugystė iš manęs atima mano asmeniškumą. Turbūt ne, aš jaučiuosi kaip tik, kai myliu, kai draugauju su kažkuo, aš jaučiuosi kaip tik daugiau savimi, aš save atrandu. Kaip Jonas Paulius II ir pabrėžia, kad dovanodamas save, žmogus iš tikrųjų save atranda, čia Antro Vatikano susirinkimo ištara. Tai danguje tai pilnai išsipildys. Ir mes dovanosim save Dievui ir dėl to Dievas mums save dovanos, trejybė save dovanos. Ir dėl to mes būsim sudvasinti ir sudievinti. Bet tuose meilės mainuose mūsų asmenybė, mūsų tikras autentiškumas tik dar labiau išryškės, tiksliau išsiskleis iki galo. Mes dabar patys savęs iki galo nepažįstam, mes tik nujaučiam, ar ne, tam tikrais gyvenimo momentais savo gelmę, kas iš tikrųjų esam. Ir tai dar taip, tokiuose užuomazgose. Taip. Ir tas troškimas ir yra tuose paieškose, aš noriu mokslų, noriu pažinti, noriu, kad mane pripažintų. Tas noras iš tikrųjų, būti daugiau negu esu. Nors iš tikrųjų aš noriu būti vis labiau tas, kas aš galiu būti ir esu. Tai danguje mes būsim pilnai iki galo tas, kas esam sukurti Dievo akivaizdoje, nes Dievas mus pripildydamas mus ir išskleis pilnai. Taip, labai gražu ir tikrai pridedu norą ten patekti. Labai džiaugiuosi, nes tikrai mūsų visų troškimas gyvenimo čia, kaip sakant, sprendimai turėtų būti tokie, kad mes ten patektume. Mums reikia trokšti ten patekti. Mūsų tikslas yra tenai. Jo, nes pabaigoje savo sprendimus tik iš tos perspektyvos ir žiūrėsim. Taip, būtent. Ypač meilės sprendimus arba nemeilės dėja. Taip. Jeigu kūnai netrukdys tiems santykiams, tai bendrystei, ar tai bus vienintelio jų funkcija, ar kažkaip turės įtakos dangaus patirčiai irgi kūnai? Toksai užsuktas klausimas. Man iš karto net taip norisi gal pasitikslinti, ar ne? Gerai. Ką tu turi minty, ar kalbė daugiau, galbūt dar čia, manau, įdomu būtų klausytojams išgirsti, kartais būna klausimas apie lytiškį, sako, ar būsim vyrai moteris. Aha. Ir tas, man atrodo, susisieja su tavo klausimu galbūt kažkiek. Nes tada irgi yra klausimas, ar ne, ar bus lytiniai santykiai, kaip mes ten bendrausim, ar ne. Apie tai irgi... Dar kalbėsim. Jo, dar kalbėsim, bet dabar apie tai, kaip kūnai, gal kaip per kūną patirsiu dangų, tą turiu omeny. Nes jeigu tu kūnas netrukdys, ne sielai, bet vis tiek kažkokią funkciją tikiu, kad atliks, nes jeigu jis ten yra, tai vis tiek kažkam reikalingas, tai kaip jisai gal prisidės prie... Kaip mes dabar, ar meiliai reikia kūno? Na taip, nes meilė yra ir veiksmai. Meilė yra ryšys, santykis, ar ne? Emocijos, išraiškos veide, prisilietimas. Santuokoje, ar ne, jeigu mes jau padedam į vietą, kaip sakant, lytinius santykius pagal krikščionišką moralę ir iš tikrųjų pagal kūno teologiją, tai lytiniai santykiai tarp vyro ir žmonos yra tas atsidavimas, ar ne, ir pagalba. Tai aš dėl to į tuos lytinius santykius nukreipiau. Tai danguje mes būsim visiškai žmonėmis, pilnai iki galo ir bendrausim taip pat, kaip, ta prasme, mes tarpusavy būsim visiškai kaip tokioj vienybėj, bet tai toj vienybėj tai nereiškia, kad nebus tos kūniškos ribos. Tai žinoma, kad mes turėsim tas ribas, ar ne, kaip žmonės. Ta prasme būsim riboti, bet turbūt tos ribos, aš manau, jos bus
kaip sakau, netrukdys, tai bus normalus dalykas, džiaugsimės, kad galim ranką paduoti lygiai taip pat, ir apsikabinti. Aš taip tikiuosi, aš taip galvoju, nes tai yra labai žmogiška, natūralu. Dabar ir prisikėlęs kūnas, tai, kad jisai bus dar geresnis, tai jis tų gerųjų savybių tai nepraras. Aš taip manau, nes jeigu Kristus valgė, pavyzdžiui, ar ne, tai yra sakoma, kad turbūt valgė ne dėl to, kad išgyventų, ne, kad nes ten jau tarsi maisto tam, kad kūnas laikytųsi, jis jau amžinas viskas, ar ne, o maistas yra tam, kad jisai gyvent galėtų. Bet matom, valgys paliktas, o valgys yra bendrystės išraiška. Mes valgydami vienumo ir valgymas su kitu, yra skirtingas, sutikit. Arba pagamintas kažkieno pyragas ir kai jūs pasikviečia svečius ir jį padeda ant stalo, jūs išgyvenat kažką daugiau negu tą pyrago padėjimą ant stalo, ar ne? Jūs išgyvenat ryšį su to žmogum. Tai vat valgymas turi daug platesnę reikšmę, dvasinį irgi tą tokį pagalbą parodyti savo meilę. Tai čia aš jau nuklydau tiesiog, kad kūnas jisai ten turės daug daugiau turbūt galimybių, aš manau, ne mažiau, bet daugiau galimybių išreikšti meilę. Tai jau ir minėjot tuos lytinius santykius ir santuoką, tada natūralus klausimas, ar danguje tai bus? Tai čia jau galim remtis šventuoju raštu, kai Sadukėjai atėjo ir kamantinėjo Jėzų, kieno ten žmona jinai bus, jeigu yra 7 buvusi žmona, ne, ir tada suprantam, tai palaukit, o kas danguj bus, ar ne? Nes realiai turbūt yra tokių žmonių, ar ne, kurie turėjo, gerai, kad ir 2 santuokas ar 3, mirė vienas žmogus, vedė kitą, jeigu taip įmant jau krikščioniškas, ar ne? Tai kas bus tenais? Ir Jėzus sako, nei ves, nei tekės, bus kaip angelai danguje. Tai kažkaip kartais istorijoje žmonės išgirsdavo, kaip angelai, tai reiškia be kūno. Bet čia yra tiesiog palyginimas, kai sako, mano širdis kieta kaip akmuo. Suprantam, kad tenai ne granitas pasidarė iš to širdies, bet kad savybės kažkokios kietas, ne uždara širdis. Taip ir čia, kaip angelai, tai reiškia regėsim Dievą veidas į veidą. Reiškia, būsime vėlgi pripildyti jo dvasios pilnai ir būsim sudievinti. Ir tada nereikės nei ves, nei tekėti, nevesim ir netekėsim. Tai reiškia, kad santuoka jinai yra kaip kelio ženklas, kaip nuoroda į tai, kas mūsų laukia danguje. Galim sakyti, danguje mes visi būsim ištekėję už Dievo avinėlį, už Kristaus. Nes ir dabar yra, aiškita tokias supratimas, kad bažnyčia yra Kristaus sužadėtinė. Kristus yra bažnyčios galva. Tai danguje ir įvyks, ar ne? Ten toliau kalbama, kaip sakant, žemiška santuoka yra nuoroda, yra tokia žemiška kalba apie tai, kas bus danguje. Bet tai neapsiriboja jau tik vyrų moterim. Tai apsiriboja mūsų prigimtim, kuri kaip moteriška, receptyvi, kitaip sakant, priimanti. Mes turėsim priimti Dievą, kuris mums dovanosis. Bet priėmimas vyks taip, kad mes save jam dovanosim per tai. Ir mes susituoksim su Dievu. Užtat vienuolinį pašaukimą išgyvenantys žmonės jau dabar jie išgyvena kaip ženklą tą santuoką. Nors, aišku, po prisikėlimo tai vis tiek bus tikrovė, dabar yra dar tik ženklas vis tik. Nors vidumi, ta prasme, jie paukoja tą pašaukimą natūralų į santuoką tam, kad jau galėtų gyventi tuo atgamtišku pašaukimu. Taigi danguje nebereikės, kaip sakant, viena vertus, nebus nei pavydo, nei apsiribojimo vienu santykiu, ar netokių išskirtinių, nes turėsim išskirtinį pirmiausia santykį su pačiu Dievu ir tai, aišku, jau nebus seksualinis santykis, bet tai bus savęs dovanojimo santykis apie tai, ką kūno teologija, kaip ta pedagogika, ugdymosi pedagogika sako, užtat žemėje mes turime mokintis gyventi santuokoje taip, kaip kad dovanotumėmės iš tikrųjų, nesaujimtume, o daugiau duotume ir gautume, tie meilės mainai vyktų, asmenų dovanojimasis. Nes tai yra mokymasis, kaip sakant, amžinybė jau patirti tą Dievo priėmimą. Nežinau, gal sudėtingai, jeigu ką perfrazuok savo žodžiais, gal kaip tu supratai, gal aiškiau bus kitiem klausytojams. Man toks
vienas pamastymas per mišias ir tokia mano praktika labai padeda suvokti, kas yra tas ženklas ir ką reiškia, kai tu pasieki tą tikrovę. Tai ką reiškia lytiniai santykiai ir ką reiškia ta tobuloji bendrystė, į kurią jie parodo. Tai kai esu mišiuose ir pradžioje, dar galiu žiūrėti ir ikonas, ir į kryžių, kad kažkaip susikaupčiau ir fokusuočiaus ties Dievo, bet kai jau yra aukos liturgija ir kai jau yra duona ir vynas, kai jie tapo kūnu ir krauju, aš jau tik ten žiūriu, nes aš žinau, kad ten yra tikras Kristus. Ir tada jau tų ikonų ir kryžių, kaip ir nėra. Kaip atvaizdo nebereikia. Žiūri į tikrovę. Taip, nors tiek tai ir sakramentinė tikrovė, reiškia slepiasi Kristus už to duonos ir vyno pavidalo. Jis yra, bet jisai dar slepiasi. Taip, nes tai vis tiek sakramentas, ar ne? O tuo tarpu danguje jau jisai visai nesislėps. Taip. Matysim jį tokį, koks jis yra. Taip, bet vis tiek tai yra didžiulė dovana. Taip, tai yra didžiulė dovana, taip. Taip, kad mes tai turim. Tada iš tikrųjų daug žmonių labai domisi, ar išliks tokie ypatingi santykiai tarp sutuoktinių danguje. Ir kiek pats vedžiau paskaitas kūno teologijos, tai žmonėms čia tokia rimta problema. Jie labai šito klausimu susidomėjo ir girdėjau vieną pavyzdį, man rodos ne Lietuvoje, kažkur užsienį, kad žmonės net norėjo atsitraukti nuo tikėjimo, kai kažkas jiems pasakė, kad tai nebus taip. Tikslaus atsakymo aš neradau, tik tai skirtingas versijas, bet gal galėtume su jumis aptarti šitą. Man būtų labai įdomu turėti ilgesnį pokalbį su tokiu žmogum, kuris išsigąsta šitos minties, kad kažkaip ar bus ar nebus, ar jeigu sakys nebus, tada, oi, man tada nereikia dangaus. Kodėl, kas jam tai brangu santykyje? Ką jis nori išlaikyti? Tai, ką jis nori išlaikyti ir kas tai brangu, aš manau, kad bus. Bet ne kitų žmonių, ne bendrystės su kitais žmonėms sąskaita, aš taip manau. Nes dabar kaip yra, aš esu, pavyzdžiui, vieniša, gyvenu viena, bet turiu draugių, kurie turi šeimas. Ir žinoma, kad pirmenybė yra šeimai. Ir aš tą suprantu ir priimu. Tačiau kartu aš trokštu bendrystės irgi, gyventi bendrystėje su jais, nes jie mano draugai, draugės. Ir ta dalis, manau, kad jinai bus irgi, kaip sakant, išpildyta, kad danguje, su draugais, draugiam, su bendruomenė, su visais žmonėm, aš jau nejausiu tos ribos, nes nebebus to išskirtinio, atribojančio santykio. Nes dabar santuoka turi, kaip tai atriboja du žmonės ir tuo jinai yra netobula dar. Neuždaro juos trupučiuką vidui, nors šiaip krikščioniška santuoka, jinai turi būti liudijimas meilės bažnyčiai. Negerai, jeigu žmonės užsidaro tik tai tarpusavį, ar ne? Tai kvietimas tarnauti, kvietimas atsiverti, tačiau tam tikra dalis jinai lieka slaptoje ir tik tarp dviejų žmonių. Ir matyt, tą dalį žmonės labai brangina. Ir aš manau, kad ta brangi dalis, jinai kažkokiu būdu išliks su sąlyga, jeigu tas žmogus, mylimas tavo, irgi nueis į dangų. Va čia yra rizika, nes Kristus sako, kai jis ateis antrą kartą ar ne pasaulį, kad vienas mals, kitas kažką šalia dirbs, vienas bus paimtas, kitas ne. Du vienoj lovai miegos, vienas bus paimtas, kitas ne. Tai čia, sakyčiau, tiem žmonėm gal daugiau reiktų susimastyti iššūkis, ar aš pats nukeliausiu į dangų, ar mano sutuoktinė nukeliaus į dangų, ar aš pakankamai padarau, pakankamai tikiu, pakankamai meldžiuos, kad tas žmogus nukeliautų į dangų. Ar ne, jeigu man tai tikrai brangu. O ta bendrystė danguje, tai aš manau, bus tokia stipri ir bendrystė su Dievu ir per Dievą mes matysim kitus žmonės, kad jinai mums leis mylėti visus žmonės, ar ne? Ir tos ribos, kadangi ten bus amžinybė, Taip. tai visiems turėsim laiko, nes laiko ten nebebus. Ar ne? Taip. Tai, kitas dalykas, nereikia užmiršti, kad susituokti, kai susituokėt, jūs sakot, iki mirties. Tikrai.
Taip, nesakom iki amžinybės. Ir čia mūsų romantiniam tokiam meilės įsivaizdavimu yra labai toks smūgis, ar neskaudu, kaip tai čia amžinai mylėsiu tave, ne, toks yra. Bet kita vertus, kai susidurėm tikruose sunkumuose santuokoje ir kartais reikia tiesiog išbūti ar neiškentėti, tai tas pažadas, kad tai iki mirties, tik tai gali būti ir palengvinimas, ne, tas sarkastiškai. Bet tikrai, žemiški dalykai yra žemiški, bet tai, kas žemėje bus padaryta, įgyvendinta su meilė, pasiekta meilės lygis kažkoks, tai tikrai nueis į dangų. Bet toks mano atsakymas būtų, nes konkrečiai taip ar ne, kažkaip ten čia būtų vaizduotės vaisius, sakyčiau, iš mano pusės. Galbūt yra vis dėlto teologinių, gilių pamastymų, kurių aš dar neaptikau ir neskaičiau. Bet atrodo tikrai logiškai ir aš tikriausiai pritarčiau, nes irgi tokią nuomonę turiu. Visų pirma, sakėt, kad santuoka jinai padeda tarsi gyventi, patirti tuos santykius, kurie bus danguje, tik dalinai aiškus. Ir tai yra daroma, nes žmogus turi save pilnai dovanoti, kad atspindėtų dangų čia žemėje. Dėl to, kad jis yra ribotas, jisai gali pilnai save atiduoti tik vienam žmogui iš tikrųjų. Taip. O kai bus dangus, tai šitų ribojimų visiškai nebus, kaip ir minėjote, ne? Ir tada nebus prasmės apsiriboti vienu žmogumi, bet galima bus visiems save dovanoti ir Dievui pilnai ir nebus tarp to jokio konflikto. Va būtent tas žodis konfliktas, nes mes žemėje labai daug patiriam tų ribų ir konfliktų, ir nenorim būti su vienu žmogum, bet tiesiog negalim, nes reikia įsipareigojimas, kai sako man, ar ne. Tai dangui mes būsime tiesiog visi visiems įsipareigoję iš meilės, dovanosimės iš meilės, ar ne. Taip. Ir dar vieną norėjau paminėti dalyką, čia aš jau atsistosiu su dukėjų pusėje. Ir jeigu iš tikrųjų gyventų tokia moteris, kuri turėjo 7 vyrus, tada jinai turi su 7 vyrais turėti ypatingus santykius danguje, kas nelabai yra įsivaizduojama. Danguje kaip tik įsivaizduojama. Būtent jo, jeigu mes paimam tai, kad su visais bus tie santykiai ir nebus ribojimų, tada taip. Bet kad jinai turėtų ypatingesnis, taip sakykim, santykis su 7 vyrais negu su kitais žmonėmis, tada tai jau mažiau skamba kaip dangus, ne? Man taip atrodo. Jo, ir iš tikrųjų ta bendrystė, net sunku ją įsivaizduoti, bet tikrai neverta nurašyti tų bandymų ir mes krikščionys esam tie, kurie žino savo tikslą ir net žino, kaip jisai atrodys iš dalies ir manau, kad mūsų kelioniai tikrai padeda periodiškai galvoti apie tą tikslą, savo jį vaizduoti, galima net sakyti. Aš sakyčiau, gal net mums žmogiškai būtų per nuobodu viską tiksliai žinoti. Ne veltui Dievas mums visų detalių neatskleidė. Nes žiūrėkit, kai mes keliaujam, kad ir kažkokią kitą šalį tolimą, aš pernai, pavyzdžiui, Tailandą skridau, aš net nenorėjau per daug ten Google Maps viską ten peržiūrėti, nes aš norėjau to įspūdžio, autentiško, kūniško įspūdžio, ten būnant. Aišku, ten pasižiūri, kur nukeliaut, gal kažkokie aprašymą, bet aš per daug to net nemėgstu, aš mėgstu tokį, surprizą. Ir kiti gal kitaip daro, bet tam tikro nežinios, tokios, ar ne. Ir kita vertus, kad mūsų vaizduotė, jinai apribota žemiškom patirtim. Mūsų vaizduotėje operuoja tik tuo, ką patyrėm žemė. Ne veltui ten ateiviai mum irgi atrodo panašus į kulverstuką su krokodilo dantim arba uodega, ne. Tai, ką matom iš keisčiausių gyvūnų, sulipdom į vieną ir tada mum atrodo tai jau ateivis. Tai čia tokia, tiesiog parodimas, kad vaizduotė mūsų vis tiek vaizdiniais, kuriuos mes jau matėme. Dėlioja dalykus. Dėl to, kaip tu sakai, kad sunku įsivaizduoti, taip, įsivaizduoti mes beveik ir negalime kažko, užtat yra tam tikri dalykai, kaip sakau, šventasis raštas, kur apie prisikėlusį Jėzaus kūną, tai man yra atradimas, tai nevaizduotės dalykas, tai faktas, tiesiog gali skaityti ir žiūrėti. Toliau, aš kartais pažodžiu tą vaizduotę, bet suprantu, kad tai yra tik tolimas kažkoks mano įvaizdis, kad tikrovė yra nepakeliamai kita, gražesnė, tobulesnė, mums nepažįstama. Mes dėl to, tai yra kita tikrovė, tai yra amžinas gyvenimas. Šitas gyvenimas yra trukmę turi savo labai, vienam tokia, kitam tokia, bet vis tiek pagal amžinybę pažiūrėjus.
Ir ten yra prisikėlęs kūnas, jis kitoks bus. Ir kaip mes ten būsim. Bet sutiksit, kad padeda žmogui keliauti čia žemėje, būtent pamąstymas apie dangų, kaip apie galutinį. Va čia aš tas savokas mėgstu, ar ne, kur tu sakai, įsivaizduoti negalim ir aš sutinku, bet pamąstyti, galim, nes mąstymas jau yra dvasinis dalykas. Taip jis mąsto remdamasis mūsų vaizduotę irgi, bet jisai turi ir tą kitą dimensiją, kur mes galim pamąstyti. Pavyzdžiui, mes galim pamąstyti, kad trejybė yra vienas Dievas trijose asmenyse. Ir yra filosofinis išdėliojimas, kur protas jis gali pamąstyti, nors vaizduoti jinai neįsivaizduos, nes tai yra tik simboliais galim įsivaizduoti, kaip šitas dobilo lapelis, kad ar ne atvaizduoja trejybę, ten įvairių vaizdinių yra. Bet pamąstyti mes galim. Tai dėl to, šiandien mes turbūt ir kalbam, nes galim pamąstyti apie tai ir tai mums be galo yra svarbu tam, kad tikslą žinotume. O tas pamąstymas uždega mūsų valią, mūsų troškimą. Taip. Ir plus mes turim tokių, kaip minėjot, faktų, apreiškimų iš paties Dievo. Taip, ir apreiškimą turim. Kuris yra patvirtintas ir kurio galima naudotis iš tikrųjų, kad... Ir bažnyčios tradicija, katekizmas, atsiversti ten visai nemažai yra parašyta apie kas tas kūnas prisikėlęs. Taip, tai tikrai irgi didžiulė dovana mums. Ir žinoma, kūno teologija. Jono Pauliaus II. Dėl ko čia ir susirinko. Tai tada jums klausytojai būtų ir toks namų darbas savo pamąstymą tokį maldoje atlikti apie dangų, žiūrint būtent į tai, ką turime iš bažnyčios mokymo, iš jūsų pačių gal kažkokių troškimų vaizduotės ir sužadinti dar daugiau troškimų savo, kad tikrai kelionė būtų lengvesnė ir kad tas pasiaukojimas, kuris žemėje yra toks sunkus, būtų ir drąsesnis ir labiau trokštamus, nes danguje mes tai darysime visiškai laisvai ir su mielu noru. Tai ačiū labai jums, Lilijana. Ačiū labai, kad pakvietėt, kad pašnekėjom. Man pačiai kiekvieną kartą yra labai įdomu. Tikrai irgi tą pastebė. Tai visiems sakė, sudie. Sudie.